Sveiki, Poryt LT. Filmuoju iš Barcelonos World Mobile kongreso. Esu Asuso stende ir dabar mano rankose yra Zenfonas 2. Na, štai šitaip atrodo tas telefonas. 3,5 mm lizdas ausinėms yra viršuje, nors Galaxy S6 numigravo į apačią. Man labai keistoje vietoje yra jungimas, nes aš pratęs po dešiniuoju nykščiu turėti šitą jungimą. Na, visų pirma, tai yra Full HD, kai dabar, aišku, daugelis flagmanų juda į Quad HD. Aš manau, kad IPS matrica su Full HD yra pakankamas sprendimas ir dėl to manau, kad tikrai jūs nepastebėsite kažkokių trūkumų, nors šitas gaminys iš tikrųjų turi ypatybių. Tai vat apie ypatybės ir pasakysiu. Na, ypatybė yra tai, kad jisai turi iki 4 gigų operatyvinės atminties. Tai yra daug. Tai yra vos ne vienintelis man žinomas gaminys, kuris turi 4 gigus atminties. Čia yra išimtinė jo savybė. Ką tai reiškia vartotojui? Greta 64 bitų Intelio procesoriaus, tai reiškia, kad gaminys yra galingas. Ir galingas labai. Ir į jį galima instaliuoti daugiau programėlių. Aišku, mes žinome ir Sony, ir Samsungas, kaip instaliuoja pakankamai daug savo programėlių, tai laisvos vietos ten lieka nedaug. Bet manau, kad šitas gaminys patenka į tokių benegalingiausių kategoriją. Kadangi ekranas nėra Quad HD, tas, kas būdinga šiandieną trendas yra pasaulyje, tai reiškia, kad jisai iš tikrųjų bus greitesnis. Mes tą stebėjome su Xperia Z3 kompaktu, kai sumažinus skiriamąją gebą, o galingumą palikus tą patį kaip Z3, mes stebime ypatingą gaminio greitį. Na, greičiausiai tas pats yra ir su šituo telefonu Asusas Zen 2.